Sveiki, aš esu Šareta, astrologė ir šiame video aš noriu pasidalinti tais pokyčiais, kuriuos praėjau gyvenime ir apie kuriuos iš tiesų nekalbėdavau, kaip ir dauguma dabar stengiasi parodyti savo gyvenimo gražųjį profilį, sakykim taip. Ir atrodo, kad daugiau grožio, herojiškumo, šaunumo yra mūsų gyvenime. O iš tiesų tai žmonės turi gilių dalykų, apie kuriuos dažnai stengiasi nekalbėti, taip kaip ir aš. Ir kadangi esu praėjusi tikrai labai skausmingą ir gilų transformacijos kelią. Aišku, tai buvo tikrai labai senai, bet netgi tada senai aš niekam nekalbėdavau, nes būdavo per skaudu net pačiai savo kalbėti, nekalbant apie šeimos narius, net ir jiem nekalbėdavau. Ir iš pagarbos man, matydami mano skausmą, manęs neklausinėdavo. Jeigu kas nors paklausdavo, ką nors manęs įtardamas iš nepažįstamų žmonių, aš jau turėdavau paruošusi atsakymą, kodėl to klausėte. Kodėl jums tai įdomu? Tai tiesiog gynybinė reakcija, nes tikrai buvo per daug skaudu. Tai ir tik tais po daugelio metų, galima sakyti, kančių netgi po metų, aš, kai įžengiau į astrologijos kelią, pasidariau savo horoskopą pati. Iš karto galima sakyti, pasakiau Eureka. Dabar aš tai tikrai žinau, ir jeigu aš būčiau žinojusi šitai anksčiau, aš būčiau savo tai padėjusi. Man nebūtų reikėję 6-7 metų atsigauti, tai yra metų laiko suvokti faktą, kad įvyko pokytis mano gyvenime, pripažinti savo. Tai, sakykime, iš karto galiu pasakyti, mane labiausiai, kadangi man partnerystė apskritai yra labai svarbu gyvenime, visokeriopą. Tai, kad mane paliko mylimas žmogus, galima sakyti, iš tiesų atrodė, kad žemė išslydo ir tuomet atrodė, kad galima sakyti, gyvenimas baigtas. Bet iš tiesų tam tikrą prasme mano tas gyvenimas jis iš tiesų pasibaigė, nes aš pasikeičiau taip, ir dabartiniai mano seni draugai sako, tu negali būti, kad taip pasikeičiai, žmonės taip nepasikeičia. Aš pasikeičiau viskuo, aš pasikeičiau išvaizdą, net pažįstama, charakteris, gyvenimo būdas, absoliučiai aš esu kita nauja Aušra. Ir dar reta astrologinis žvaigždžių vardas. Taigi, tas pokytis tai iš tiesų buvo žiaurus, nes žiaurus buvo tom, kad jaunystė mano draugės eina diskotekas, pasimatymus, šokius, o man taip sielai skauda, kad mane paliko. Vis negaliu priimti, atleisti nei savo, nei kitiem gyvenimui, žodžiu, niekas nebeįdomu, tai plus 10 kg. Gal tiek ir metų, nežinau, bet jausdavau, kad net šnipštėdavosi žmonės už nugaros arba tiesiai skausmingai paklausdavo, aš tiesiog niekur nenorėjau eiti, nieks nematytų manęs. Tiesiog norėjau užsidaryti ir tyliai išsiaiškinti, pati savo užduoti, išsiaiškinti, gauti tos atsakymus, kas čia vyksta, kodėl taip su mano mylimu iki tol džiaugsmingu gyvenimu vyko taip. Tai va, žodžiu, keletas metai susivokimo, metai pripažinimo pati didžiausia duobė, o tada jau pradėjau po trupučiuką, žingsnelis po žingsnelio atstatyti tvarką savo gyvenime. Tai visų pirma, svorio reguliavimas. Prie vegetarizmo aš jau kaip nuo mažens buvau, bet dar nebuvau vegetarė, bet po truputį. Bent jau dar suvokiau iš meilės savo, kad leisiu valgyti savo viską, bet po truputį. Tai va čia irgi geriausias buvo, kad vis tik jau pradėjau tvarką, nes tokie disbalansai,
arba ten nieko neduoda man. Taigi, ir po truputį aš nusprendžiau, kad nuo šiol kažkur perskaičiau, arba mes maitinam kūną, arba sielą. Ir aš nusprendžiau, aš dabar maitinsiu savo sielą. Pirkausi visokius žurnalus, ten tokius dvasinius, nes tais laikais ten nieko daugiau nebuvo. Ir kaip man atrodė, knygos vėliau tik atsirado dvasingesnės. Ir po truputį nukreipiau savo dėmesio fokusą į savo sielą, į tos dvasinius dalykus. Nei tiek, vien tik. Ir tada po truputį ieškau visokios informacijos ir galiausiai, kai per mano gimtadienį 99 metais buvo saulės užtemimas tiesiai ant mano saulės, rugpjūčio 11. Visas pasaulis laukia kažkokios pasaulio pabaigos ir man užteko susivokti, kad jeigu čia yra ta diena, kada mano gimtadienis, tai greičiausiai, kad tai svarbu ir mano. Nusprendžiu ieškoti astrologų ir kas tai yra čia ta astrologija, kas čia iš viso vyksta. Pasižiūrėjau, astrologų horoskopai brangus, galvoju, ne. Ir dar vienas mano sprendimas buvo. 2 pasirinkimai, 2 svarbus pasirinkimai, kuriuos noriu pasidalinti. Tai, kad ne, aš daugiau neleisiu nieko manęs gyvenime išmušti iš vėžių, taip kaip tam mano draugystė su vienu žmogum brangiu, kad aš neturėjau jokio savo intereso. O tada nusprendžiau, kad turėsiu hobį, susirasiu, kas mane domina, draugių, neapleisiu vienos gyvenimo srities dėl vieno partnerio. Tai, kad turėsiu ašį, kad daugiau niekada neleisiu save šitaip į tokią duobę įmesti, nes buvau visiškai atsidavus tam žmogui. Moteris, turėkit kažką dar, kas kaip aš esu palaikytų, kad ir kokios negandos būtų, bet kad visada viduje žinoti, kad ir kas bus, bet aš turėsiu, bet įsidėsiu kažką į savo vidų, kad neišmuštų to, netimtų. Tai yra žinios, hobis. Ir net jau po to turėdama kitą partnerystę ir net santuoką, aš jau nebeapleidau savo to dvasinio kelio, žinodama, kad aš turiu išlaikyti tą ramstį, kad ir kas bebūtų. Tai čia mano vienas iš tokių pačių geriausių pasirinkimų gyvenime. Ir tada tas kitas su astrologija, kad aš nusprendžiau, pasidarysiu pati horoskopą. Ir pasidarus pati horoskopą, pamačiau, kad aš astrologija ne vieną gyvenimą. Ir kad čia mano aistra, nes iš tiesų, kai aš atsispausdinau tą ratą iš interneto, ten tiek simbolių, bet aš žiūriu į tą, aš nepažįstu, bet aš suprantu, kad aš kažką čia žinau, kad, aš čia žinau, nors nepažįstama net iškart, bet aš čia žinau. Ir tiesiog turbūt tą patį vakarą namuose. Štai viskas aišku. Va čia man aišku, kodėl aš ten kankinuosi, man aišku. Va čia buvo eureka, dabar aš gyvensiu, dabar aš viską žinosiu. Tai jeigu kažkas praeidinėjate, tokius gilius dalykus, dramas, transformacijas ir jaučiat, kad norit įnešti aiškumo į savo gyvenimą, suprasti, va dėl ko čia taip vyksta, kam čia taip vyksta, kiek tai trunka. Nes tai akivaizdžiai matosi, ten, pavyzdžiui, mano gyvenime buvo elementarūs astrologai, bet koks astrologas galėtų pasakyti, va 150 laipsnių kvinkonksas į saulę, tai natūralu, kad tu čia turėjai paleisti viską, kas sena atgyvenę. Va, tai... Ir tikrai, jeigu jaučiat, kad norit to aiškumo, norit savo padėti, prašau, kreipkitės. Jei pažiūrėsim, manau, tikrai galėsiu padėti įnešti aiškumą ir praeiti tą transformaciją daug lengviau. Tikrai nereikia tiek daug metų kankintis, kad yra paprastesnių būdų savo padėti ir išeiti į tą gyvenimo džiaugsmą, rasti, kas yra, dėl ko mes čia esam, kokia yra misija mūsų gyvenime. Tai mano adresas yra internetinės www.žvaigždėskalba.wordpress.com